Brangieji, mes ruošiamės svarbiai akimirkai, kada ši planeta visiškai atsigaus. Dabar atėjo laikas, kai reikia pasitikėti, nematant tikėti savo širdimi. Intuicija dieviškąja kibirkštimi ir daugiau nieko kitų. Laikas pažvelgti į savo vidų. Jūs neturite bijoti to, kas ateis iš paviršiaus, jeigu jūs spinduliuojate meilę, pasitikėjimą ir pusiausvyrą, tai jūs būsite tame kontekste. Daugiau niekas jūsų nepalies. Jeigu jūs spinduliuojate baimę, tai jūs pritrauksite to paties dar daugiau. Tai, kas vyks, priklausys asmeniškai nuo kiekvieno vibracijų. Tiems, kurie pilnai izoliuoti nuo procesų, kurie nepraplėtė savo sąmonės, procesas bus visiškai kitoks. Pati didžiausia problema ateis jiems iš vidaus. Problema pasislėpusi, jūs net neįsivaizduojate, kad tokia yra. Nusistatymas, diskriminacija, smerkimas su visa savo didžiulė jėga pasireikš kiekviename, bus labai sunku išvengti sukrėtimų laiko. Bus pykčio akimirkos, bet aš šalia kitai. Pas jūs nieko neprašoma, neįmanoma. Svarbiausia stipriai vibruoti, besąlyginę meilę nesmerkti, būti pusiausvyroje ir teisingai maitintis. Laikas arti, būkite subalansuotais, būkite kelyje, tikėkite, nekreipkite dėmesio į tai, kas vyksta naujienose. Būkite susikaupę savo kelionėje. Viskas prasidės ne rytoj, viskas prasideda dabar. Traukinys pasiruošęs jūs paimti bet kuriuo metu. Būkite pasiruošę, tai gali įvykti rytoj ar kitais metais. Ir jūs būsite pasiruošę, nesvarbu kada tai įvyks. Svarbiausia, kad jūs esate pasiruošę tam, ką turite praeiti. Nebijokite to, kas įvyks, tai kelio dalis. Kiekvienas patirs tai, ką turi patirti, atitinkamai su jos sielos pasirinkimu. Daugelis jausmų sprogs viduje didžiojo atradimo metu, ir jūs kiekvienas turite būti tam pasiruošę. Aplink jūs sugrius pasaulis, bet jūs stovėsite ant kojų, jeigu jūs tikite tau. Su meile, su šviesa, su gėriu, grožiu, taika, ramybė, tikėjimu, viltimi ir harmonija visiems, visur, viskam ir visada. Paskas bus visiškai kitoks. Pati didžiausia problema